Hujoviausia laida. Sveiki, 100 metų, 100 metų. Nu kaip 100 metų, pas jūs ne kokie 2 metai gal labiau. 2 metus mes nesimatėm, pas mane 100 metų. Čia kosmose visai kitaip laikas veikia, nes mokslas. Turiu gerų žinių, man laidos vadovybė davė daugiau biudžeto ir aš visą biudžetą išleidau ant naujos kameros, todėl dabar jūs galėsit į mano spogus žiūrėti pilnutėlę raišką. Dabar jūs galėsit į mano kreivus dantis žiūrėti pilnutėlę raišką. Dabar jūs galėsit į mano mažą savivertę žiūrėti pilnutėlę raišką. Gero šou! Hujoviausia laida. O gal vis dėlto jie buvo neteisūs? Gal aš esu super Saiyanas? O ką tu šiaip mėgsti veikti gyvenime? Nu, aš mėgstu dainuoti. Nu, bet aš dabar tik duše dainuoju. Aha. Aš tai duše mėgstu vardinti Amerikos prezidentus. Abraomas Lincolnas, Barackas Obama, Denzelis Vašingtonas. Klubas Memento Mori kviečia jūs nepakartojamam savaitgaliui, kuris bus kupinas aistros, šokių ir geros muzikos. Gerą nuotaiką prie DJ pulto pasirūpins DJ Deivux. Taip pat klube apsilankys ir tokios žvaigždės kaip Arunce ir Viktorija Šliuchen. Nepraleisk progos pašėlti jau šį savaitgalį klube Memento Mori. Nu sunku, žinai, bet kabinuos, po biškį kabinuos, žinai. Ta verslą Palangoj pradėjau su tais gintariniais paveiksliukais, labai gerai, klesti, realiai milijoninė apyvarta, žinai, per metus būna. Ten, žinai, spėk tik mokesčius susimokėt. Tada Ramučiuose tie sklypai irgi ten juda, po biškį, žinai, parsidavinėja. Tada, kas dar čia buvo, chatą, bandžiau chatą Labanoro giriui statyti, pasirodo negalima. Tai ten, žinai, ir atbašliuoti reikės. Nu, žinai, po biškį kabinuos, žinai, visur tų šaibų reikia, bet taip judi, žinai, po biškį į priekį. Žinai, kaip ten sako, kuo daugiau pinigų, tuo daugiau problemų. Žinai, nors nežinosi. Daug žmogui pinigėlį, daug žmogui pinigė ant bato. Artiom Vatnikievič, kaip jums gimė jūsų geriausias hitas Negaliu mylėti? Man šita daina, šitie žodžiai kilo iš neapykantos Lietuvos Respublikos įstatymams, kurie teigia, kad aš negaliu mylėti. Kitaip tariant, man amžius yra tik tai skaičiukas, o Lietuvos valstybei ne. Ir aš negaliu mylėti nepilnamečių mergaičių. Kur aš galėčiau tai padaryti, tai tik tai Madagaskaro valstybėje. O, aš kaip tik norėjau klausti, kodėl jūs tiek daug keliaujate į Madagaskarą? Taigi, mano pirmasis patarimas jums vyrai yra tas, kad slėpkit visus savo minusus nuo jos. Slėpkit visas savo blogasias savybės nuo jos kuo ilgiau. Iš pradžių svarbiausia būti kuo labiau neatviram tai moteriai. Tai tarkim, jeigu jūs nemokat skaityti, daugelis vyrų nemoka skaityti, tai neskaitykit prie tos moters garsiai. Stenkitės prie tos moters iš vis neskaityti. Galit skaityti mintise, kad tik ta moteris nesuprastų, kad jūs esat durnius. Ar nesusidarytų tokio vaizdo. Nes visas šito tikslas yra kuo labiau apmulkinti tą moterį, kad jinai galvotų, kad su jumis norėtų kažkokių santykių. Tai ar tai būtų lytiniai santykiai, ar tai būtų tie vadinamieji suaugusiųjų santykiai, kai nėra lytinių santykių, yra tik beribė meilė vienas kitam. Viso šito esmė yra
kuo labiau būti atviram tam žmogui ir apgauti tą žmogų, kad jis galvotų, kad jūs esate pakankamai tinkamas turėti santykius su jais. Antrasis patarimas būtų vyrams, kaip susirasti moterį. Verkšlenkit, būkit jautrus, graudinkitės prie moterų, nes moterim labai patinka jautrus vyrai. Labai patinka jautrus vyrai, kurie verkšlena, verkia. Stenkitės kuo daugiau to daryti, nes moteris, kai ieško vyro, jinai iš tikro ieško moters, nes moterim labai patinka moteriški vyrai. O moteriški vyrai yra labiau moteris nei vyrai, tai moterim labiau patinka moteris. Tai kai moteris ieško vyro, jinai iš tikrųjų ieško kitos moters. Tai būkit moteris, vyrai. Taigi, šiandien tiek. Jeigu laikysite šių patarimų, aš jums prižadu, jūs net nesumirksėsit, kai turėsit savo svajonių moterį savo po pažastimi. Aš jums turiu blogų žinių, žinokit, už tai, kad išleidau visą laidos biudžetą ant naujos kameros, man nebeliko pinigų naujų video elementų produkcijai. Todėl, ką aš padarysiu, aš panaudosiu keletą video elementų, kuriuos jūs galbūt jau matėte. Atsiprašau, gal tie, kurie nauji ir nematė šitų video elementų, tai gero žiūrėjimo. Hujoviausia laida. Na, nenoriu nuskambėti labai nediplomatiškai, bet Pisauris skambino aš ant Anglijos ministro ir ant, nežinau, ant Danijos prezidento, ant jo nuomonės, aš bibidėjau ir dar aš Pisauris skambinau ant Švedijos karalienės ar karalius, kas ten, blėt, pas jos yra, pochuman. Diplomatas Gintas Zalupa vis dėlto įsireiškė labai nediplomatiškai. Vardiniai rūbai, prabangus automobiliai ir kelionės po pasaulį. Bet kas iš tikrųjų džiugina Veroniką Šliuchen? Na, tiesą pasakius, pinigai niekados nebuvo mano didžiausias prioritetas. Na taip, aš jų turiu ir visi tai žino, bet nuėjus užmigdžiu savo mažus vaikus ir pabučiau savo nuostabų vyrą, aš einu pasidaryti puodelį žolelio arbatos. Išeinu į terasą ir žvelgiu į tūkstančius milijonų žvaigždžių. Tai man suteikia didžiausią džiaugsmą ir duoda penio apmąstymams. Seni, parodyk tą triuką paskutinį, nu. Blemba, čia nejaučiu, seni. Seni, bet žiaurus tas triukas. Padaryk, prašau. Bet blemba, juk pats žinai, kad šį triuką mokinausi tik dėl Gabrielės. O ji rūko smailą kartu su Snupiu iš 4C ir mokykloje jau sklanda kalbos, kad jie pisas. Davai, Sviestai. Jei ne dėl Gabrielės, tai dėl Ginger Baker. Come on, no cap. Ok, seni. Peace to the greats, no cap, come on. Sviestai, pakil! Most people consume the kefir through their mouths, but some people drink it and it goes to their stomach and the digestion actually makes it that you get diarrhea. And let's be fair, nobody likes to poop liquid from your anus. It's very uncomfortable. What people don't know is that if you consume the kefir anally, you won't get diarrhea. And in fact, you will get more vitamins and probiotics. Take a glass of kefir, slurp it up in your anal pathway, and your stomach will be very healthy. And no liquid booze. Čia matyt kažkokia klaida, nu aš tikrai nieko nepaiminu. Aš neapsivagiau, tikrai. Ponas, truputį palaukit. Aš žinokit, tikrai netoks žmogus, aš tikrai nieko nepavagiau. Nėra ko jaudintis, čia mūsų sistema turbūt kvailioja, kaip įprastai. Tiesiog aš patikrinsiu daiktus jūsų ir galėsite eiti. Jo, imkit, va, pažiūrėkit. Ačiū. Na,
Nematau nieko neįprasto. Gražios dienos. Atsiprašau dar kartą už nesklandumus. Ačiū labai, ačiū. Ačiū Jums, kad atėjot. Gražios dienos. Ačiū ir jums, viso gero. Jis turi ginklą. Jūs ginkluotas. Slėpkit vaikus. Na ką, ir vėl aš noriu pasakyti, kad jau laida eina į pabaigą. Noriu Jums labai padėkoti, mielieji, kad žiūrit, kad palaikot. Ir noriu paprašyti, kad pakomentuotumėt savo nuomonę apie chujaviausią laidą, ar jinai chujova, ar nepakankamai chujova. Dar palaikinkit, pasubscribinkit, pasidalinkit su draugais. Nu nežinau. Ačiū labai, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. O dabar stand-up komedijos rubrika. Stand-up komedija. Pujoviausia laida. Tai įsijungiau radiją, man labai patinka radiją klausyti. Ir išgirdau tokį reportažą apie tai, kad Indijoje, Mumbai, miesto centre, jaunas berniukas grįžinėjo iš mokyklos ir jį sudraskė leopardas. Vargšas vaikas, įsivaizduokit. Visą dieną prabuvo mokykloje ir tik tada jį sudraskė leopardas. Visą 7 pamokas atbuvo ir tik tada jį brutaliai sudraskė leopardas. Ir per radiją minėjo, kad jį draskė apie 5 minutės. Tai realiai papildoma pamoka.